Filmas Eigeris – tai pirmasis unikalus lietuviškas dokumentinis pasakojimas apie lietuvių alpinistus ir jų šiaurinių Alpių sienų iššūkį – įkopti į 6 didžiąsias Alpių šiaurinės sienas. Filmo kūrėjai 2015 m. kovo balandį keletą savaičių kartu keliavo ir gyveno su alpinistais. Filmavo jų pasiruošimus Prancūzijos Alpėse, alpinizmo mekoje Šamony miestelyje, Monblano papėdėje. Svarbiausias filmo akcentas – tai užfiksuotas įkopimas į pirmąją, vieną sudėtingiausių ir legenda tapusią Eigerio šiaurinę sieną. Šveicarijoje, Grindelvalde esantis Eigeris nesiekia 4 kilometrų, tačiau šiaurinis jo šlaitas yra tai, kas masina viso pasaulio alpinistus. Tai beveik 2 kilometrų aukščio vertikali siena, kurią dažnai daužo Alpes užgriūvančios audros ir gero oro langai būna itin reti. Lietuviško dokumentinio filmo Eigeris kūrėjai parodo ne tik sportinę alpinizmo pusę, tačiau perteikia ir kalnų grožį, alpinistų išgyvenimus, požiūrį į šį rizikingą užsiėmimą ir mėgina atsakyti į amžiną klausimą, kodėl jie kopia į kalnus. Filme ir didingi žemiški Alpių kalnų ir pavasarėjančių slėnių vaizdai, pačių alpinistų filmuotos, kvapą gniaužiančios treniruočių ir įkopimo akimirkos, bei pokalbiai su jais.